Radijo namai, tai labai labai gerai. Radijo namai, tai labai labai gerai. Šiandien pasikalbėsime tokį dalyką kaip patyčios. Ar esat girdėję tokią žodį? Aš esu. Ką reiškia patyčios? Tai reiškia, viskas gerai. Palauk, paklausysim. Herkus pasakys. Patyčios reiškia, kad tyčiojasi žmogus viens iš kito. Pavyzdžiui, tu negražus, tu šiandien pietų nepavalgy tinkamų laikų. Ir kaip jaučiasi tas? Negražiai sakai. Bet tiesiog sako žmogus, tu nepavalgiai košo, tu nepavalgiai grikų. Jurgio, tu esi girdėjęs, kas yra patyčios? Aš per žinias esu girdėjus patyčias. Tai kas, Jurgi, yra patyčios, sakytum? Dažniausiai filmuose to būna tokia tema, kad dažniausiai nueina į mokyklą ir ten dažniausiai tokie silpni kokie, patys pagrindiniai veikėjai, iš jų dažniausiai būna tokia porelė, kuri tyčiojasi iš jų. Dažniausiai tai būna. Tai būna vieni, kurie tyčiojasi ir iš kurių paskui dar tyčiojasi. Ir dar būna, kurie stebi. Tų situacijų. Jis juokėsis, o kitas juokėsis. Taip. O dar vienas jau beveik verkia. Tai čia malonu? Pavyzdžiui, verkia ir kitas verkia. Nu, ką tada daryti? Nesuprantu. Nesuprantu. Būna per patyčias, jis vis tiek vienas juokiasi, o kitas ant jo labai supykęs. Taip. Tai jie juokiasi kartu ar atskirai? Gali būti, kad kitas juokiasi, o kitas verkia. O kaip smagiau, juoktis kartu ar atskirai? Nu, pavyzdžiui, juoktis iš kitų ar juoktis kartu? Juoktis kartu geriau. Kažkada juokiausi iš draugo ir jis juokiausi. Taip, tai geriau patyčios ar geriau anekdotai? Anekdotai. Geriau būtų anekdotai? Situacija. Kad anekdotai būtų. Būtų geriau, kad visada Kad anekdotai? būtų žiauriai geriau, kad būtų linksma. Tai mes reikia mums surinkti daugiau anekdotų mokintis, ką? Taip, labai daug. Aš moku 2. Tu 2 moki? Aš turiu visą anekdotų knygą. Tu galėtum atsinešti tokią knygą? Nors Tauriukas nėra mano draugas, bet aš jam daviau piešinį. Ačiū. Taip, nu va, man tokį malonų padarei dalyką. Padedantį tokį dalyką. Bet būna iš tiesų, kad įskaudinam, ar ne? Bet galima mylėti, kai kažką atsiprašo. Taip. Iš tiesų situacijų pasitaiko ir man, kad aš įskaudinu žmonės. Pakeliu balsą, nemaloniai pasakau. Bet žinot, ką padarau? Atspėkit. Atsiprašai. Taip, dažniausiai atsiprašau, jeigu nelabai matau atsiprašymas mano veikia, tai ką nors malonaus padarau. Kas galėtų būti malonus? Bet gali... Piešinius. Tiesiog gali būti malonus atsiprašau. Vienas atsiprašau, kitas piešinys. Va, Jėgos. Herkus sakė taurui piešinį. Labai tave myliu. Nu, gali įskaudinęs neišgirsti šito. Bet tokį, kur atspausdinau. Tokį dinozaurą, kur darau. Ai, tu atspausdintą jam davei. Taip, o būna darželį, kad vaikai neturi draugų. Kartais būna. Kodėl? Aš turiu vieną nedraugą Dovilą. Nedraugas jisai. Mano tai draugas. O mano visi draugai. Mano visi gal draugai. Aš su Herku šiandien buvau susipykę laukia, bet susitaikė. Taip, susitaikyti yra normalus dalykas. Kažkada aš netyčia Evai kažkada mušiau ir aš atsiprašiau ir man padarė 2 piešinius. Va. Taip, tai darželį yra geriausias laikas išmokti ir susipykti ir susitaikyti, žinai. Kai buvo taip, kad kai mes su Jurgiu susipykom, abu neradom ką žaisti. Aš sėdėjau atsirėmęs į dėžę, o jis atsiklaupęs buvo su kamuoliu priešais save. Ai, ir tokie jausmai, man atrodo, nelabai malonūs. Bet labai toli nuo mane. Gal taip, kad sakom, ką jūs žaidžiat ir pasakom, mes žaidžiam šitą žaidimą, o jis persigalvoja, nenori žaisti. Nu, irgi nemalonu būna. Ne, bet
Bet jis gali persigalvoti. Ir tada po Nu, pat gal, bet gal kad- man nemaloniai pasako, kokį kai nors aš jau buvau bjaurį toną. nusisukęs ir jis atėjo, kumštelėjo ir sako, gal susitaikom ir aš sutikau mes. Tai smagiau nežaisti ar žaisti? Žaisti. Smagiau žaisti. O mes dar kalbėjom apie padedančius žodžius ir skaudinančius žodžius. Atsimenat, kurie? Myliu tave. Skaudina šitas? Ne. Tai blogiausias. Taip. Kokia dar Tu skaudina? esi šlikštus. Taip, Ir tu esi durnas. taip labai šitas skaudina, ar ne? Taurai, tu atsimeni kokį skaudinantį žodį? Mes... Sakysi, gali būti labai štuštu. Tu kvailas ir durnas. Taip, labai skaudina tokie žodžiai. O atsimenat, obuolį irgi žodžiais aš skaudinau. Kas jam nutiko? Tu jį matai atnak glovas ir sakai, jis geras, o jinai sakai, tu šlikštus. Ir kuo skiriasi tada? Vieno pikai, o kito ne. Taip, o kai perpjovėm, kas atsitiko? Tada jis buvo toks rudas. Kuris buvo rudas? Tas, kur sakė jo negražiai. Tauras pasakys. Aš pasakys, kad tu būtinai šliukštus metei ant žemės, Taip. tada perpėjai ir jisai labai buvo purvinas, Mhm. tada kitą perpėjai ir labai buvo gražus ir žaliuokas, koks tai galėjo. Tas švarus buvo. Taip. Tai ką žodžiai gali padaryti? Įskaudinti. Taip, Eva. Žodžiai pasirodo gali irgi įskaudinti. Ne tik mūsų kumščiai ar kokį spyrimą, bet ką reiškia, Evelina, patyčios? Patyčios juokėsi, man atrodo. Kas ten juokiasi patyčios? Gal reiškia, tai juokėsi, tai reiškia už kažko juokėsi. Iš ko juoktis gali? Tai iš medžių, iš dar ką nors. Mhm. Iš vaikų. Per kokią makę rodė. Palauk, Mes darželėje su tavim nežaisim, nes tu su kelnėm. Po vieną, po vieną. Nes jos priėmė tik su suknelėm. O, Aš žinau. O kokia makė buvo su kelnėm. palauk, dabar Lukas kažką dar norėjo pasakyti ir Eva tada. Žinai ką? O rudenį iš vis negalima juoktis iš mečio, nes tada mečiai labai gražus su raudonais lapais ir oranžiniais lapais. Taip, nereikia iš jų juoktis. Eva, ką tu matai? Aš per tokią makę mačiau, kad kai netrukus nykštukas nori į darželį ir tada sakė, negalima su kepurėm eiti. Ir ką tada reiškia toksai, kaip pasakė? Liūdnas. Liūdėjo jisai? Mhm. Tai kai nepriima, džiaugiamės ar liūdim? Liūdnas. Ką žino, koks yra mėnuo dabar atėjęs? Kovas. Kovas. Labai gerai, ačiū. Eva sako kovas. Tai Lietuvoje kovas yra mėnuo, kai atsimenam draugystės ir padedančius žodžius. Gerai? Brandi, jo namai, tai labai